Sveiki! Šiandienos analizėje pasižiūrėsime, kaip greitai išsipildys tai, ką jūs manifestuojate. Tik tai dar noriu kartą pasikartoti, kad šitas video yra būtent apie manifestacijas, ne apie norus. Nes norai, kaip žinot, nesipildo, ar ne? Pildosi tik tai ketinimai. Tai kuo skiriasi ketinimas nuo noro ir ką daryti, kad manifestuotųsi tai, ko mes norim, galite paskaityti mano tinklapyje angelųskaičiai.lt. Tai kągi, pagalvokite, jeigu dar nepagalvojate, jeigu atėjote ne iš Facebook profilio, o tiesiog radot YouTube šitą video, tai pagalvokite apie vieną dalyką, kurį pastaruoju metu manifestuojat. Kaip dėl jo jaučiatės, kokios mintis, ką jūs dėl to jau esate padarę, dėl ko jūs to norite, dėl ko jums to reikia, dėl ko visą tai pradėjote. Tai pagalvokite apie tą momentą, apie save ir pasirinkite kortų kaladę. Tai šiandien naudosim apverstas ir tiesias kortų pozicijas ir pasižiūrėsime, kaip greitai išsipildys tai, ką jūs manifestuojate. Pirma pozicija, antra pozicija, trečia pozicija. Kągi, pradedam nuo pirmos pozicijos. Tai žmonės, kurie pasirinkote pirmą poziciją. Čia yra viršui Saulės korta. Ir kągi, pasižiūrėsime, kaip greitai išsipildys tai, ką jūs manifestuojate. Gerai, tai pirmos pozicijos žmonės, kurie žiūri, kaip greitai išsipildys tai, ką jie manifestuoja. Kaip greitai išsipildys tai. Žiūrėkit, kas čia. O, Jėzau, čia labai greitai turi. Čia labai greitai turi išsipildyti. Labai, iš tikrųjų, kur tas dar dingo, buvo šitas dar ant apačios. Iš tiesų labai panašu, kad iš kažko esate išsilaisvinę. Ta manifestacija yra susijusi su kažkokiu išsilaisvinimu. Arba jūs išsilaisvinot iš tam tikro kažkokio savo ribojančio įsitikinimo ir dabar jau jūs esat laisvi manifestuoti, turėti tai, ką norit. Tai labai gražu. Čia labai gražu. Iš tikrųjų turėtų labai greitai išsipildyti, labai greitų metų. Tai galvojant apie laiką, tai būtų koks, nežinau, nuo mėnesio iki pusmečio. Čia, kadangi žiūri labai daug žmonių, tai tiesiog gali būti skirtingas tas laikas, tačiau nuo mėnesio iki pusmečio. Tai labai greitai, labai tikėtina, kad tai bus kokie 4 mėnesiai. Tai pagal tai, ką aš jaučiu, tai maždaug nuo mėnesio iki pusmečio iš tikrųjų labai graži jūsų čia ta manifestacija. Kažkokia tai pilnatvė, manifestuojate santykius, šeimą galbūt, kažkas apie emocijas, jausmus labai daug yra. Tai galbūt šitoj pozicijoje dauguma, kad žiūri, iš tiesų manifestuojate kažkokius naujus santykius, santuoką, piršlybas, vedybas, vaikų gimimą, kažkokią tai naują namą, kuriame gyvensit su šeima, kažkokį naują, gal net šeimos verslą, kažkokį manifestuojate, auginat kažką tai ir norit, kad tam tikras rezultatas būtų. Tai gali būti, kad šitoj grupiai dauguma žiūrinčių būtent galvojate apie kažkokį tai šeimos židinį, apie kažkokią nuosavą veiklą, apie kažkokią tai įsitvirtinimą, stabilumą, gyvenamosios vietos kažkokį suradimą, galbūt namą statotės ar gal ieškot pirkti namo arba norit vestuvių, norit rimtesnių santykių. Tai labai aišku, kad tas procesas jau yra prasidėjęs. Tai nėra kažkoks bam iš kosmoso iškrito ir čia, žinai, labas kaimynė, gal nori mano namą pirkti. Ne. Čia yra tai, ką jūs jau esate iš tikrųjų pradėję ir kurį laiką jau gal ilgai tą darot. Nes čia jau yra viskas, jau čia yra rezultatas, rezultatyvinės kortos, čia daugiau jau niekur nėra, viskas, žiūrėkit, 20-ukai pas jūs ir taurių tūzas. Viskas, čia jau yra visiškas rezultatas to, ką jūs darėte ir tikrai labai greitai. Tas turėtų įvykti maždaug iki pusės metų laikotarpyje, tai jeigu ruošiatės persikelti į naujus namus, dar kažko ten trūksta,
nežinau, pinigų neturit dar kažkokiam dalykui įsirengti, kad negalit persikelt, kažkas dar kažkoks likęs paskutinis laiptelis, ko jūs dar norit, ten, nežinau, vaiko susilaukti, pavyzdžiui, kažką tai sukurti. Tai šitoj pirmoji pozicijoje tikrai net mačiau, labai įdomu buvo, kad Facebook profilyje labai mažai kas pirmą poziciją pasirinko. Įdomu, kiek žmonių pasirinks pirmą poziciją tiesiog atėję per kanalą, ne per Facebooką. Ne per Facebook pasirinkę, o čia, nes iš tiesų va čia jau yra ta rezultatyvinė grupė, kur jūs labai daug pastangų jau iki šios dienos esate įdėję ir jau laukiat, vat turi, ne, va čia stovi jau žiedas sukrautas, ne, medis ar kažkokia tai gėlė, jau žiedas sukrautas, jau vat turi tuoj vat saulė išvysti ir jis turi va čia tuoj vat išsiskleisti. Tai va ta situacija jūsų yra va tokia stadijoje dabar. Nu, vat jau tuoj turi jau prasprogti tas žiedas, turi sužydėti ir tuoj turi viskas išsipildyti to, ko jūs norite. Jeigu laukiat kažkokio atsakymo iš kažkur tai, jeigu tai ta manifestacija susijusi su kažkokiu tai atsakymo gavimu, ten, pavyzdžiui, kokios statybos leidimo laukiat, ar pridavimo namo laukiat, kažkoks labai ilgas procesas buvo, tai va čia va yra jau ta rezultatyvinė dalis, kuri labai greitai vyks ir viskas. Ir ta šeimininė laimė, ar tas kažkoks tai verslas, ar dar kažkas, ką jūs kito manifestuojat, galbūt nebūtinai tai. Gali būti ir dar kažkokie kiti dalykai ir su kitais klausimais čia užklystam. Na, tai tikrai rezultatas yra čia ir dabar. Ir labai greitai jisai pasirodys, tikrai jums ta saulė nušvisa labai greitai ir laukiat kažkur atsakymą, turi kažkokios durys tarsi atsiverti ir laukiat, ar čia pagaliau dabar jau atsivers šį kartą ar neatsivers, tai tikrai atsivers. Na, ten, pavyzdžiui, stoja 3 metus į tą pačią profesiją, niekaip negali žmogus sustoti. Sako, tai gal jau šiemet įstosiu, dar kartą bandau, deda tas pastangas, nes panašu, kad prieš tai buvo labai daug pastangų įdėti. Tai va šiemet jau ir įstosit. Tai labai smagu matyti pirmą grupę, kad tokie faini jūsų rezultatai. Ačiū, kad žiūrite. Jeigu norite asmeninės taro konsultacijos, parašykit žinutę mūsų profilį. Facebook angelų skaičiai. Ačiū pirmai grupiai. Mes dabar pereinam prie antros pozicijos. Antra pozicija. Pas jūs čia taip ant viršaus saulės kortą, pagal kurią jūs ir pasirinkot savo kortų kaladę. Gerai, antra grupė, antra pozicija. Žmonės, kurie žiūrės antrą poziciją, kaip greitai išsipildys tai, ką jie manifestuoja. Kaip greitai išsipildys tai, ką jie manifestuoja. Kaip greitai išsipildys tai, ką manifestuoja antrai pozicija. Patraukti, pakviesti žmonės. Kaip greitai išsipildys, ką manifestuojate. Aha. Gerai. Jeigu jūs žiūrite tai dabar vasarą, tai labai tikėtina, kad jūsų manifestacija per vasarą išsipildys. 6 taurės tai yra vasaros laikotarpis, tai labai tikėtina, kad dar iki vasaros pabaigos tikrai išsipildys. Kitas dar gali būti, žinoma, 6 dienos, 6 savaitės, 6 mėnesiai arba 6 metai. Na, tai šiaip tai labai realu, kad dar per vasarą tikrai jūs turėsit. Jūs laukia čia kažkokio tai... Gerai, o kas čia yra, ką jūs čia manifestuojat? Ką jūs čia manifestuojat? Nelabai čia nori man. Kažkokias pabaigas, kažkokio paskutinio laukiat. Irgi kaip įdomiai. Kažkokios pabaigos, kažkokio rezultato galutinio irgi, kuris nuo jūsų nepriklauso. Jo kažką tai, kas nuo jūsų nepriklauso, kažkokio galutinio rezultato, kas nuo jūsų iš esmės nedaug priklauso, turi ateiti trečioji šalis.
Ir tai labai tikėtina, kad per vasarą tas išsipildys. Jeigu žiūrite ne vasarą, tai gali būti, kad vėlgi, kad vasarą išsipildys, lygiai tas pats atsakymas. Ir žinoma, gali būti 6 dienos, 6 savaitės, 6 mėnesiai arba 6 metai. Greičiau jau, šiaip kortos tokio ilgo laikotarpio tokiam klausime nerodo, tai sakyčiau 6 mėnesiai. Arba vasarą, arba 6 mėnesiai. Tai pakankamai irgi trumpas laiko tarpas. Ką jūs dar turite padaryti, kad ta manifestacija jums iš tiesų ateitų, išsipildytų? Ką jūs turite dar padaryti, kad ta manifestacija išsipildytų? Ar yra kažkas, ką dar jūs turite padaryti, kad ta manifestacija išsipildytų? Kažkaip apskritai jūsų nekrenta kortos jūsų grupiai. Ar yra kažkas, ką jūs turite padaryti dar? Šiaip surasti emocinę pusiausvyrą savyje. Nes va čia kažkoks dalykas, kuris jums pareikalavo labai daug stiprybės, labai daug jėgų. Ir iš tikrųjų pas jūs jau jaučiasi toksai nuovargis. Gal ne pas visus, pas daugumą, kurie žiūrės šitą, nes net kortos nekrenta. Net nėra, neduoda atsakymo, tai vat kažkas tai, kas labai daug emocinio pareikalavo, išsiurbė ir jau net nebėra jėgų kažkaip tai tuo dar tikėti. Tai vat kažko tai, kad pagaliau pagalais tai baigtųsi. Aš nežinau, galbūt tai ir yra iš tiesų jūsų mintis, kad pagaliau pagalais tai baigtųsi ir pagaliau ateitų tas rezultatas, ramybė, dalykas, kurį vis bandot išspręsti, padaryti, gauti ir jisai kažkaip labai daug jėgų reikalauja ir atrodo niekas nejuda. Tai toksai, tiesiog tą savo emocinį balansą atrasti. Čia galbūt irgi yra tas dalykas, kuris dar trukdo jums pasiekti. Kažkokios galbūt yra skyrybos, gal kažkokios turto dalybos, kažkoks tai, nežinau, ten net kažkokia situacija, kuri vargina ir manifestuojate kažkokias pabaigas, kažkokius rezultatus, kažkokias pabaigas, tik labai daug nuovargio jau tame ir ta situacija galbūt nelabai nuo jūsų ir priklauso pačių, labiau priklauso nuo išorinių aplinkybių, kažkas tai turi ten kitur išsispręsti, kad ir jums išsispręstų. Tai tiesiog atrasti balansą, pusiausvyrą. Ir situacija, tas manifestas turėtų realizuotis per vasarą arba per 6 mėnesius, priklausomai nuo kiekvieno iš jūsų situacijos. Tai taip, mantra grupė. Ačiū, kad žiūrite. Ir mes pereinam prie 3 pozicijos. Prie 3 pozicijos, tai 3 pozicija. Žiūrėkit, koks gražus gaidys pas jūs. Čia iš tiesų irgi yra saulės korta. Pagal tradicinę taro kortų kaladę tai būtų saulės korta. Call to awakening, tai reiškia, kvietimas pabusti. Korta, kurią jūs pasirinko. Na ir pasižiūrėsime, kaip greitai išsipildys tai, ką manifestuojate. Kaip greitai išsipildys tai, ką manifestuoja žmonės žiūrintis 3 poziciją. Kaip greitai išsipildys tai, ką manifestuoja 3 pozicija. Oho. Na čia 3 pozicija paprastai pas mus tokia įdomiausia būna. Kad jūs čia kažką griaunat. Čia jūsų manifestacija susijusi su kažkokia tai vieno etapo pabaiga ir kito pradžia. Kažkas turi pirmiausia pasibaigti. Žiūrėkit, jums net neduoda konkretaus laiko, kaip įdomiai, aš sakau, visą laiką čia paprastai, kaip kas 3 pozicijoje, tai tokį įdomesnį atsakymą gauna, labai įdomiai, žiūrėkit, jums net neduoda konkretaus laiko. Kada tai atsitiks? O tai atsitiks tada, kai jūs pabaigsit tai, kas yra nebaigta. Reiškia, tam, kad jūsų manifestacija išsipildytų, jūs turit pabaigti tai, kas nebaigta, toj srity, kurioje norit manifestuoti kažką naujo.
Čia, kai būna kartais žmogus yra santykiuose, sako, Jėzau, koks nusivylęs santykiais, kaip negerai tuose santykiuose, kaip gerai būtų sutikti kažką tai kito, kitokį žmogų, tačiau jisai vis dar yra senuose santykiuose. Tai kaip jūs galite sutikti kažką naujo, kai ta vieta yra užimta? Tai jeigu jūs būdami vienuose santykiuose sutiksit kitą žmogų, tai atneš dar daugiau maišaties ir dar daugiau painiavos ir neaišku, ar ten tikrai tas žmogus, kurio jūs laukiat, kurio jūs norit, kokio jūs norit, kokius santykius norit ir vėl ta pati atsikartojanti situacija. Čia galbūt tikrai jūs esat įstrigę kažkokioje atsikartojančioj situacijoje. Kažkokioje atsikartojančioj situacijoje jums sako, kad turit susikoncentruoti. Turit susikoncentruoti dalyką, kurio jūs norit. Nes jūs kažkur tai esat kažkokiam senam prisirišime vis dar. Turit pabaigti su tuo senu dalyku ir tada tik tai ateis antras. Susikoncentruoti tai, ko jūs iš tikrųjų norit, parodyti tą meistriškumą. Kaip sakant, nes 8 yra to meistriškumo korta. 8 čia fosilijos, o iš tikrųjų tai 8 monetos. Tai tas bebras čia stato namą kažkokį tai savo, ir atrodo, kad tas procesas toksai, jisai tik tai žino, kaip tą namą pastatyti. Tai iš tiesų, nes kažkas tai jūsų prote jums neleidžia to manifestuoti. Kažkokia senas užsiprogramavimas, kažkokias tai senos patirtis, kažkokie seni prisirišimai, kažkokias seni mąstymo šablonai. Jūs patys savo neduodat. Turit patys save išlaisvinti. Arba kažkoks nebaigtas senas etapas. Tai tiesiog, noriu naujų santykių, tačiau dar neišėjau iš senų, niekaip negaliu išeiti. Tai kaip gali ateiti nauji santykiai, nauji konstruktyvūs santykiai, jeigu nėra vietos. Arba tenais noriu užsiimti tą veiklą, tačiau vis dar užsiimu kažkokiu kitą ir tam tiesiog nėra vietos. Tai tam nėra nei laiko, nei nieko. Tai turit patys save paleisti. Tada, kai jūs save paleisit ir susikoncentruosit, čia nebijoti to saugumo prarasti. Čia galbūt jūs labai bijot, kad jeigu paleisiu, tai nukrysiu. Nenukrisit jūs. Nei jūs nukrisit, nei jūs nuplauksit. Tai čia jums žemė yra po kojom ir jūs žinot, ką daryti. Tiesiog tas vidinis įsikabinimas į kažkokią tai seną programą, į kažkokią tai seną prisirišimą jums ir neleidžia ir jūs niekada neišmanifestuosit to dalyko, kurio jūs norit, jeigu jūs nepaleisit save iš senų programų. Tai žiūrėkit, čia net laiko juostose netgi neduota, kada tai išsipildys. Tai išsipildys tada, kai jūs patys save atrišit nuo senų dalykų. Tai toks tik tai ir jums atsakymas iš tiesų labai įdomus, labai toksai per pamoką einančių žmonių grupė, kažkas tai kažką norite įdėti ten, kur ir taip yra per daug, kažkokį skausmą seną laikot. Kaip gali kažkas manifestuotis teigiamo ten, kur yra kažkoks nepaleistas skausmas, nepaleistas pyktis, nepaleistas kažkoks pavydas, nusivylimas ar dar kažkas. Tai žmogus sako, kad jisai nori susirasti naujų draugų, tačiau jisai vis dar pyksta ant tų senųjų. Tai jūs pritrauksit žmonių, tiesiog, kurių jūs dar galėsit toliau pykti. Tai paleisti save pirmiausia nuo to, ką dar reiškia esate įsikabinę pernelyg į senus dalykus, bijot prarasti kažkokį saugumą, stabilumą, tai yra visiška iliuzija. Jūs žinot, kad saugumas ir stabilumas tai yra pati didžiausia iliuzija, prie kurios mes galim prisirišti. Žemė yra mums visada po kojom. Sparnų kol kas žmogus neturi ir neturi kažkokių, kaip sakau, tokių kaip šikšnosparnis plėvelių ar dar kažko, kad jį papūstų vėjas ir nuneštų. Žemė yra visada jam po kojom. Tiesiog, į ką įsikabinės aš laikausi, tai paleisti. Paleisti tai, ką įsikabinės laikausi ir tada jūs puikiai manifestuosite tai, ko jūs norite. Ačiū, trečia grupė, jeigu norite
išsamesnės asmeninės tarot konsultacijos, parašykite žinutę mūsų Facebook profiliui Angelų skaičiai. Ačiū, kad žiūrite ir susitiksime kituose video. Iki.